Ir šiaip žmonės mane dažnai mėgsta pizdavoti. Žinot, aš turėjau prieš tai ilgesnius plaukus, va iki čia va maždaug. Ir žmonės pizdėlindavo, kad aš princas žavusis. Ir mane užpiso laikui bėga šitas dalykas, galvojau, ne, viskas. Pradėjau nešiot kasytę, žinai, pasidariau tokią kasytę, šiukšlių maišų pradėjau vadinti, auksinių svogūnų pradėjau vadinti, ne šviesiaplaukis. Galvoju, ne, viskas, dabar man nusikerpu šitaip, ne, ir užsidedu saulės akinius. Va dabar tikrai neprisipis. Sako, o, Džonis Bravo, žinai, atėjo pas mus. Blemba. Man yra 24 metai ir aš su metais pradedu kelt vis keistesnius klausimus, ne? Pavyzdžiui, mokslininkai sako, kad delfinai yra tiek protingi, kad jie galėtų padaryti civilizaciją, kuri būtų dar pažengesnė už žmonių, ne? Ir man tada klausimas, vienas paprastas. A nafig jie tai nepadarė? Kodėl nepastatė? Ai, nes rankų neturi. Nu, fair enough. Dar kitas klausimas, pavyzdžiui, kodėl žmonės moka daugiau už mašiną, kuri yra be stogo, ne? Tu gauni mažiau mašinos, o sumoki daugiau. Čia elementarus skemas. Arba kodėl visos moterys galvoja, kad jos storos, išskyrus tas, kurios tikrai yra storos. Nes jom draugės niekada nepasakys, pasako, klausyk, ar aš stora? Ne, tu labai graži, tu tokia nuostabi, kokia esi dabar. Ir paskui jinai taip 2 diabetą turi ir miršta, nes jai nieks nepasakė, kad žiūrėk, seniukai tvarkykis. Nes jeigu bičiui pasako, ar aš storas? Sako, seni, aš turiu 5 draugus. Ir tu esi 3 iš jų. Jo, aš mėgstu dažnai lankyti sporto klube, man patinka, nueini tenai, pažaidži su tais gelžgaliais, su savo mintim pabūni. Bet sporto klube, kas užpisa, visą laiką atsiranda tas vienas moroziukas, kuris, kokį tu pratimą bedarysi, visada prieis per tavęs. Darova, kiek šitau lygas, edukų, gali prisijungti. Nu, okei, sakau, prisijung, žinai, darom tą pratimą, pakitom, stumdom štangą, dar kažką, žinai. Ir vieną dieną buvau nenuotaikoje, atsibodo man, sakau, ne, va, viskas turi ribas. Ir jisai nueina į tūliką, myža į pisuarą, ir aš nueinu iš paskos, parodau tą pisuarą. Darova, kiek šitau liko, edukų, gali prisijungti. Jis taip pažiūrėjo, žinai, nu tada myžom pakaitom. Bet šiaip ilgai užtrukom, nes dar keli bičiai tokiu būdu prisijungė, nes sporto klube, kai tu kažką darai, visada kažkas prisijungs prie tavęs. Jo, šiaip su tūlikais yra bajeris, ne? Niekas nežino, nei vienas mokslininkas neišsiaiškino, kodėl moteris eina į tūliką visada kelies. Kodėl? Ar jos ten dažos, ar jos ten laižos, ar jos ten myža, arba šyka. Nesmė. Esmė tame, kad man atrodo, kad jos tenai daro kažkokį tai eliksyrą, kad paskui mus valdytų. Nes jeigu bičias bičiui pasakytų, aš pasakyčiau, žinai tau, davai, einam į tūliką. Tai būtų va toks dalykas. Žvilgsnis, kuris reiškia, oi, ajukai. Šiaip su bičiams yra labai prastai su šokiais, ne? Paunas turi daug visokiausių judesių šokio aikštelėje, ne? Ir jinai turi 4. Pirmas yra, vadinasi, noriu myšt. Tada antras yra girtas marozas grįžta namo 3 ryto. Trečias yra 2 vienu metu. Ir 4 yra noriu į tūliką ir bandau atrakinti duris, pamiršau raktus. Ir dar yra kaipgi be kultinio smaukau vaiduokliui. Jo, aš gyvenu su draugė ir jau dabar sužadėtinė. Ir labai džiaugiuosi iš tikrųjų, ne? Dėkui. Bet aš šiaip labai džiaugiuosi, kad gyvenu su moterim, nebe su kambariokais. Aišku, su moterim gyventi irgi yra minusų, ne? Jos pastoviai sako, tu nieko nedarai, tu nieko netvarkai, aš čia viena viską darau. Bet viskas yra okei, nes visi vyrai prie to įpratę. Taip ir turi būti, nes su kambariokais gyvent aš daugiau nebenoriu. Nes tu grįžti namo. Ir ten nebe namai yra toks man cave, žinot, kur, žinai, pasidaręs vakarienėsi, tavo kambariokai, tavo vakarienė tau jau suėdė ir tu atidarai šaldytuvą ir tenai kas yra dešra, bulka ir alus. Blemba, kiek galima, susinervavęs pasidėti ranką, žinai, atsiremi į orkaitę ir tau, blėt, ranka nustristamės. Tiek daug riebalų, žinai, toks didžiulis sluoksnis riebalų, o į tūliką baisu užeit. Baisu užeit. O bernam į tūliką reikia užeiti, ne? Mums patinka pasėdėti ilgai tūliką, ne? Mums bernams šikimas yra kaip žymiam vokiečių rašytojui Francui Kafkai. Procesas. Ir kai atsisėdi tam proceso pusvalandį, ne? Tu biški paskrolini, biški pasnaudi, biški pažaidi Angry Birds ir bandai atsistot ir tau kojas prilipo prie grindų, nes tu gyveni su kambariokais.
Ir taip eini, žinai, ir tau tos kojinės limpa prie grindų ir taip išeini iš tūliko, žinai, ir net minties nenori įsileisti, kodėl tos kojinės tau limpa prie grindų, net neklausi šito, klausi. Jo, buvau pas draugės tėvus dabar, vaišino šašlykais, suvalgiau pirmą porciją, antrą porciją, trečią porciją, dėkis dar, ketvirtą porciją deda, dėkis dar, aš sakau, blet, kiek aš turiu suvalgyti, kad man nebesakytų, dėkis dar. Gal jinai su kokiu iraniečiu prieš tai draugavo, gal jisai valgė kol sprogo, aš nesuprantu, gal čia normalu, žinai. Mano pažįstama viena dirba sekso prekių parduotuvėje ir žinot, tenai visokių klientų ateina, ne? Tokių iškrypėlių ir taip toliau. Yra normalių žmonių, aišku, bet jinai sako, buvo porą situacijų, žinai, pradėjau nešiotis dujų balinėlį. Dėl saugumo. Sakau, žiūrėk, dujų balinėlis gal ir yra okei, bet tu paimk du guminius pimpulus, surišk juos ir pasidaryk nančiakus. Va toks ginklas, jisai baimę sukels, įsivaizduoju, tu ateini girtas sekso prekių parduotuvėje, klausyk mažutė, ir jinai... Duokis, žinai. Ir tikrai sukils baimę tam žmogui. Jeigu dar prasileis vieną smūgį, jam prakirs žandą, žinai, ir dar jeigu bus panaudotas, tai plus 5 poison damage bus. Jo, gerai, ir paskutinis bairis. Šiaip čia tas vaikas, iš kurio visą vakarą visi žvengia, yra mano dukterėčia. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tapau dėdė ne per seniausiai. Ir jo. Ir kiekvieną kartą, kai mano brolio žmona nori tą vaiką maitinti, man tada vėlgi kyla durnas klausimas. Ir sakau, blemba, ar jums nekyla minčių sutaupyti? Ta prasme, sakau, darotės kavą ir tai seniai reikia pieno, žinai. Nekyla tokių minčių. Arba pavyzdžiui, sausus pusryčius valgo, ne? Nekyla minčių sutaupyti tiesiog. Kam tą pieną pirkti, aš nesuprantu. Ir tiems, kas žvengia, aš noriu pasakyti, pagalvokit gerai, kodėl mes negeriam žmonių pieno? Kodėl? Dėl to, kad žmonės kalba. Jeigu karvės kalbėtų, jeigu ožkos kalbėtų, jeigu, blet, migdolai kalbėtų, kurių pieną vegetarai taip mėgsta, mes tikrai jų pieną negertume. Nu, įsivaizduok, tu esi koks nors fermeris, ateini melžt karvės, žinai, atsisėdi, melži tą karvę ir jinai tokia, seni, palauk, tai gal einam pirmąjį pasimatymą, klausyk, tu čia iškart prie reikalo eini. Okei, šitos karvės nemelšiu, prieini prie kitos, žinai, o gerai, šitos pieno irgi negersiu. Gerai, ačiū labai, gerą vakarą.